o tokie Klaipėdoje ir jos rajone tikrai buvo. Jis paragino paaukoti partijai, šie klusniai padarė pavedimus. Ir koks sutapimas, bendrai suma gaunasi toks gražus apvalus skaičius. Čia man pradeda atrodyti, aš turiu vis dar gamerių turbūt draugų, yra žaidimų speedruninimo žanras toks visas, kur žmonės bando kuo greičiau perėti žaidimą. Ten pagal skirtingas taisyklės, bet kuo greičiau. Speedruninimas vadinasi. Yra kitas žanras, kur demaskuoja speedrunnerius, kurie sukčiauja, kurie ten įrašo video ir paskui sueditina keletos skirtingų žaidimų momentus ten ir apsimeta, kai jie ten pasaulio rekordą turi ir panašiai. Tai yra visas nesgi žanras, nes žmonės, užsiema to detektyvų, bando surasti, kas sukčiauja. Ir per istoriją žaidimų to speedrunimo labai daug visokių prigavo, kur sukčiauja ten nuo labai bukų būdų, kur labai lengva išryšti, iki labai sudėtingų. Ir žmonės, kurie atranda tuos dalykus, ten yra neįtikėtinas detektyvas atliktas. Ten jie taip gerai išmano žaidimo mechanikas, kur čia vienas buvo, čia yra sukčiauja, nes šitą kovą ten Final Fantasy, man atrodo, žaidime negalėjo gauti šitoj vietoj, nes jie supranta, kaip veikia random algoritmai, pagal kokius tų principus, kada, kaip čia, įsiveli į kovą ten tam žaidime, ir ten suskaičiavo žingsnius, kuriuos dėjo personažas, nes tai yra viena iš tų mechanikų, kaip manipuliuoja tą sėkmę, tipo, kad žinotum, kada į kovą eisi. Žodžiu, jie suskaičiuoja viską atkasę. Kitoj vietoj šitas tekstas atsiranda tik tokiu specifiniu atveju, ko ta žaidėjas nepadarė. Ir tai išduoda. Nes kai tu sukčiauji, tu nepagalvosi apie viską. Neįmanoma pagalvoti apie viską. Tu paliksi kažkur galbūt frame, galbūt kažkokį atspindį, ten kažkur kažkokį dalyką tu tiesiog, neapgalvosi. Ir dažniausiai 99% kartų tu nieko, visi kaip ir pažiūrės, kaip ir nieko, išsisuksi. Apart, kai kažkas pažiūrės labai arti, kuris irgi nusimano. Ir tada, kai tu pažiūri arti, kodėl lygiai 20 000 gavosi, tu gali teisintis, kad aš čia nežinau, čia sutapimas, dar kažkoks, bet vienas, kitas, trečias toks tapimas ir viskas kaip ir aišku darosi patternas, lietuviškai vėl nežinau, pasidaro patternas ir tada tu kaip ir atkuri visą schemą, kur tada daug paprastesnis paaiškinimas gaunas, kad čia iš tikrųjų juodi pinigai, negu kad kažkokie sutapimai, ar ten draugeliai paaukojo, kaip tai būna, kai geras būna. Nes jo, buvo netgi, man atrodo, Minecraft'e, kai vienas garsių ten speedrunnerių cheatino, matematiškai paskaičiavo matematiškai, kad sėkmę, kurią jis gavo, literaliai net neįmanoma visatoj ten gauti. Ten, neįmanoma. Ir jis gali sakyti, kad ten, pasisekė, nežinau, bet galų gale jo, neįmanoma, jo, dreamas ten buvo. Bet jo, neįmanoma tiesiog. Tiesiog neįmanoma. Tai jo, dabar šičia dar tiek nėra, tarkim, 5 000, 20 000, gal ir įmanoma, kad būtų sutapimas. Aš skaičiau nelabai tikėtina. Nelabai tikėtina, kad yra sutapimas. Bet tom dar nesibaigia, tai čia praškai vienareikšmiškai. Taip nebūna. Ir čia, ką Žukauskas padarė, tiesiog atrado. Man neįtikėtina, kad institucijos to neatrado, tai arba neatrado, arba dar blogiau, atrado ir pražiūrėjo, specialiai ir dar kažkaip, nes čia jau yra labai negerai. Nes aš jau įtariu, kad čia toliau kartuosis tos sumas. Ir jo, čia tiesiog prigavo žmonės, kurie buvo šiek tiek tingus, nes tie nusikaltėliai, kurie išsisuka, jie būna kruopštus. Jie būna, labai kruopštus. Jie nebūtų tokių palikę, bet klausimas, jie kažką kitką būtų palikę, nes neįmanoma apie viską apgalvoti. Kaip aš sakau, kartais mes minties žaidimą tokį žaidimą, paplanuojam kokį nusikaltimą ir tu pradedi galvoti, gerai, kaip ten atsikratytum, užmušiai kažką, pavogiai, kaip, gerai. Pirma, tu pradedi galvoti, gerai, telefonas, tu negali telefoną pasimti, nes per telefoną techniškai gali susekti tavo lokaciją. Gerai, tu negali to pasimti, tai turėsi namie palikti, kad jisai, gerai, jeigu tu būsi detektyvas paskui tyriantis, kur tave kameros gali matyti, tipo yra tiek begalė dalykų, kuriuos tu turi apgalvoti, kad viską sudėlioti tvarkingai, kad paslėpti pėdas. Čia jeigu galvoji, planuoji ir panašiai. Tipo, labai sudėtinga yra. Ir dabar įsivaizduokim gerai, 20 000, gerai, padalinam. Jeigu kažkada tirs, beje, pas juos to, man atrodo, nebuvo ypatingai mąstymo. Jie pagalvoja šiek tiek, kad turit parašyti savarankiškas nario mokestis.
kad jeigu kažkas kažkada tirtų, kad čia gal per prievartą dar kažką, ne, kad būtų įrodymas savanoriškas nario mokestis. Turi būti iš keletos skirtingų žmonių. Aišku, ne vien didelė suma iš vieno žmogaus, tai, keltų įtarimą. Tai padalinė tas sumas. Bet ką nepagalvojo, tai kad visuose miestuose bus skirtingi žmonės, bet jų suma bus viena ir jin bus lygi. Kaip čia, lyginis skaičius bus. Ir tai yra labai įtartina, apie tai tiesiog nepagalvojo. Nes čia yra tokia detalė, kur tu galų gale, nes esmė, kai tu pradedi galvoti, kaip idealų nusikaltimą padaryti, tu supranti, kad neįmanoma idealaus padaryti realiai. Gal ir įmanoma, nežinau, bet labai sunku. Neįtikėtinai sunku, greičiausiai neįmanoma. Nes ten telefoną reiks palikti, tada ten, nežinau, užsidėti kaukės, eiti ten, kur kameros nematyti. Tiek daug detalių, kur literaliai, tu kažkur turi, tiesiog sakyti, gerai, kažkokią riziką turi prisimti. Bet čia buvo, kad jie apgalvojo tos basic dalykus gal ar panašiai, bet ko tiesiog nepagalvojo, kad visose tose miestuose bus tos lyginės sumos ir juos apie tai prigavo. O šitą, realiai, bet kuris kitas sekantis, kuris tą darys, tai dabar mes galėsim matyti, bus skaičiai 1000, kem 9, ten visokie nelyginiai, nes dabar tuos nelyginius skaičius galima irgi tikrinti beje. Ar jie tikrai yra, kaip žmonės elgtus, ar kai tu stengiasi randomizinti, nes kai stengiasi randomizinti, realiai yra per daug net, tų nelygumų ir panašiai, žodžiu, nesigilinam, bet